Jūs turite daryti dalykus, kurių nedaro 95 procentai kitų turinio kūrėjų. Tai atrodo savaime suprantama citata, bet jeigu ieškosite vaizdo įrašų, kaip sėkmingai augti YouTube'ai, jūs rasite milijoną vaizdo įrašų su įvairiausiais patarimais ar strategijomis. Ir jeigu jūs paskaitytumėte tų vaizdo įrašų komentarus, jūs pastebėsite, jog yra labai daug turinio kūrėjų, kurie ieško tos informacijos ir jie vis tiek neauga arba jiems labai sunkiai sekasi. Tie vaizdo įrašai bando jums priminti nuolatos tą patį per tą patį ir dažnu atveju būna netgi kaltina jūs pačius, jog jūs niekada negalite įsiminti tos pačios bazinės informacijos ir vis tiek ieškote kažko naujo. Tai, ką jums pasakysiu šiandien, išmokau iš savo kelyje sutiktų žmonių, su kuriais taip pat kūrėme kanalus ir dirbame. Taip pat šios taisyklės laikosi patys sėkmingiausi investuotojai pasaulyje. Nes jie tą pačią taisyklę taiko prieš pasirinkdami, kur investuos savo pinigus, o jie tą tikrai išmano geriau negu bet kas kitas. Kartą Warrenas Buffettas buvo pasakęs: daug svarbiau būti tinkamoje valtyje, negu sunkiai irkloti. Ši frazė reiškia, jog daug svarbiau pasirinkti tinkamą kryptį ar veiklą, nei tiesiog sunkiai dirbti netinkamoje srityje. Kitaip tariant, net jeigu ir stengsiesi, bet būsi netinkamoje srityje, tavo pastangos gali net nešti norimų rezultatų. Šią taisyklę galime taikyti pasirinkdami kvadrantą arba koordinačių sistemą, kurie apibendrina pasiūlos ir paklausos principą. Būtent čia ir slypi problema, su kuria susiduria 95 procentai turinio kūrėjų. Jie kuria vaizdo įrašus, kurie yra aukštos paklausos, bet to pačiu yra aukštos pasiūlos srityje. Dėl to jiems trūksta erdvės išsiskirti, todėl sėkmė sunkiai pasiekiama arba tam reikia labai daug laiko ir pastangų. Visą paklausą pasiema tie dideli kanalai, kurie kuria jau ilgą laiką, turi gigantiškas auditorijas ir jie tiesiog praryja naujus kūrėjus ir neleidžia jiems nei iškilti, nei išsiskirti. Žinoma, galima atrasti keletą sėkmingų atvejų, kai turinys išsiskiria profesionaliu montažu arba turi labai didelės pridėtinės vertės pasiūlydamas kažką naujo toje nišoje. Jeigu jūs galėtumėt pasiūlyti kažką unikalaus bei naujo, nei kad siūlote visi gigantiški kanalai, aš net nebejoju, jog jūs YouTube'ą stumtų į priekį ir leistų augti toje nišoje. Bet vėlgi, kiek šansų, jog taip tikrai atsitiks? Tie, kurie visgi pasirenka eiti sunkiuoju keliu, keldami turinį labai didelę paklausą bei pasiūlą turinčiai nišai, jie dažniausiai arba pasiduoda ir tie kanalai miršta, arba jie tiesiog nukrenta į kitą lygį, kurie atsiranda mažai paklausos bei pasiūlos turinčioje labai specifinėje nišoje ir vėlgi jie anksčiau ar vėliau vis tiek pasiduoda. Taigi, kaip ir minėjau, daug svarbiau būti tinkamoje valtyje, negu sunkiai irkluoti. Iš savo patirties galiu pasakyti, jog pats buvau susidūręs su šia problema ir net kelis kart turėjau kanalus, su kuriais nepavyko nieko pasiekti. Labai sunkiai ir ilgai darydavau turinį, tikėdamasis kažkokio netikėto sprogimo, kurio niekada nesulaukiau. Vėliau po daug metų susirinkęs visą savo patirtį, suradau nišą, kuri buvo su mažai pasiūlos, bet didelė paklausa ir uždirbau pakankamai pinigų, jog būčiau laimingas. Viso šito video esmė yra leisti jums suprasti, jog jūs turite surasti tinkamas video idėjas tinkamoje nišoje. Naudokite tokius įrankius kaip vidIQ arba visiems prieinamą filtrą pačioje YouTube paieškoje ir filtruokite temas pagal peržas ir įvertinkite lubas bei galimybės, ar galėtumėte kažką panašaus sukurti. Kai buvau paauglys, visada svajojau turėti gaming kanalą. Aš jį turėjau, bet kol jį turėjau, to pačiu supratau, kad aš noriu iš jo ir uždirbti. Tai man leido surasti simuliatorių temas, iš kurių pagaliau galėjau uždirbti pinigus. Visada ieškodami giliau ir teisingai atrasite kažką naujo ir įdomaus, kad ir kokioje sferoje esate. Prieš pasirinkdami nišą turite užduoti sau keletą klausimų. Tai pirmas klausimas būtų, ar yra paprastų kanalų, kurie labai neišsiskiria jūsų nišoje, neturi profesionalių thumbnailų ar kažkokio unikalaus video montažo ir vis tiek renka didelės peržas. Ir antras klausimas, ar ta niša yra nauja. Dažnu atveju pasitaiko nišų, kurios yra gan senos ir jau gyvuoja ilgą laiką, bet joje mažai kas būna sėkmingas. Tokiu atveju niša yra bloga, nes joje tikėtina, kad yra labai mažai paklausos, arba tai kažkas, kas jau buvo atrasta labai seniai ir šita paklausa buvo užpildyta kitų kanalų pasiūla. Kartais atradę nišą galite išnaudoti jos potencialą, būdami pirmi jos turinio kūrėjai. Kai atsirado paklausa turinio apie dirbtinį intelektą, joje tiesiog sprogdavo nauji kanalai. Net su labai prastu montažu arba su labai mažai pridėtinės vertės. Prieš 2 metus beveik niekas nekalbėjo apie dirbtinį intelektą, dabar visas YouTube'as ir internetas užkimštas tiesiog patarimais, kaip naudotis ChatGPT. Prieš metus laiko pats turėjau sukūręs kanalą, kuris buvo įstrigęs didelės paklausos ir didelės pasiūlos nišoje. Jis nerinko daug peržų, jis buvo visiškai worthless, aš ten surinkau gal 27 000 prenumeratorių, ten buvo ir shortų, ir buvo ir long turinio, žodžiu, buvo makalynė visko. Ir visai nesenai gruodžio 27 dieną pastebėjau, kad vienas vaizdo įrašas tame kanale pradėjo netikėtai augti. Ir net ne aš pirmas tą pastebėjau, o mano kolega, kuris man padėjo su to kanalu, jisai man parašė klausdamas, ar aš užpirkau reklamos ant to vaizdo įrašo. Aš pasakiau, kad ne, kažkokia nesąmonė. Ir kai aš užmečiau akį ant tos statistikos, aš pastebėjau, kad augimas buvo ne šiaip sau organinis, bet jisai buvo iš YouTube advertising. Man buvo labai keista, kas galėtų užpirkti reklamą ant mano pačio vaizdo įrašo. Ir vėliau supratau, kad tai vyko dėl Squid Game antrojo išleisto sezono Netflix'e. Greičiausiai patys kūrėjai nusprendė investuoti į kūrėjų vaizdo įrašus, kurie kažkada buvo įkėlę turinį apie Squid Game'ą. Tas Squid Game'o vaizdo įrašas, kurį jie reklamavo, buvo įkeltas galbūt birželio mėnesį, galbūt liepos, kažkas tai buvo apie vasarą. Ir man buvo labai keista, kaip jie taip iš vis jį atrado. Tai aš pasidariau tokį išvadą, jog greičiausiai nebuvo labai daug vaizdo įrašo apie Squid Game'ą, to labiau jisai nebuvo toks gan ir labai senas. Tai daug vaizdo įrašo yra, kurie yra prieš 2 metus įkelti, prieš 1,5 metų ir panašiai. Gal
dar seniau, kurie galbūt turi ir daugiau peržiūrų, bet jie galbūt netokie aktualūs. Aš ten buvau sugalvojęs kažką naujo, apie tai nesiplėsiu, bet esmė, jog jūs taip pat galite užtaikyti ant kažko panašaus ir galbūt netgi senas koks nors jūsų vaizdo įrašas pradėtų netikėtai rinkti peržiūras dėl kažkieno kito įtakos. Dirbdami su Faceless kanalais dažniausiai susidurėme su dviejų tipų nišomis. Tai evergreen ir trendy. Tai evergreen reiškia ilgaamžiškas turinys. Tai turinys, kuris galbūt būtų mokomasis, edukacinis, susijęs su sveikata, sportu, mytyba, maistu. Kažkas, kas būtų nuolatos ieškoma, nuolatos aktualu ir panašiai. Pavyzdžiui, vienas mano kolegų nusprendė padaryti vaizdo įrašą, kaip reikia elgtis su Photoshopu. Jisai tą vaizdo įrašą sukūrė prieš 4 metus ir nors praėjo jau labai daug laiko, žmonės vis tiek žiūri jo pamokamą į vaizdo įrašą ir vis tiek jo ieško. Tokie vaizdo įrašai dažniausiai savo peržiūras gauna iš search results, kas reiškia paieškos rezultatai, nes būna kartais žmonės ieško tiek pačiam Google, tiek YouTube'ai, tam tikrų pamokėlių ir panašiai, tai šiuo atveju jisai kūrė turinį apie Photoshopą ir jisai vis dar renka savo peržiūras ant 4 metų senumo vaizdo įrašo lyg pačiol. Tai kartais jisai padaro tam tikrus pakeitimus, pavyzdžiui, jisai vaizdo įrašo pavadinimą pakeičia kasmet, tarkim, jeigu jo Photoshopas buvo tenais 2021 metų tutorialas, jisai kas metus atnaujino 22, 23, 24 ir taip toliau. Kai mes kalbame apie trendį nišas, tai dažniausiai tenais būna sprogstamasis ir trumpalaikis augimas tose nišose. Pavyzdžiui, vaizdo įrašai, kurie yra susijęs su reakcijomis naujienas, challenge'ai, kažkokie tais, nežinau, TikTok mados ir panašiai. Tai tokie vaizdo įrašai dažniausiai ilgai neauga, jie būna rekomenduojami dažniausiai būtent to laikotarpiu, kai jie yra madoj, kai jų ieško, kai jie auga, kai tuo metu yra sukilusi kažkokia tais banga dėl tam tikros temos. Pavyzdžiui, šiuo atveju labai aktuali tema yra Los Andželo gaisrai, kas yra būtent šiuo metu aktualu ir tikėtina po 4 mėnesių nebebus taip įdomu ir nieks jų tikrai nebeieškos. Tai galime žiūrėti ir iš tos perspektyvos, kad, sakykime, evergreen turinys galbūt galėtų būti kaip investicinis, kur jūs investuojat savo laiką, kurdami turinį, tikėdamasi, kad kažkada jis atidirbs. O trendy nišos tai galbūt, sakykime, bandymas uždirbti greitus pinigus, išnaudojant kažkokią tais aktualią temą. Tai šiandien būtų viskas. Iki.